ūkis sako, statėm ir pastatėm. Tai aš džiaugiuosi prekybos ir verslo skyriaus bendruomenė ir mums reikia to rezultato ir iš tikrųjų Lietuvos rekordas bus. Tai garbingos komisijos pirmininkas yra Pakruojo seniūnas Saulius Margis. Tai kviečiu pristatyti visą savo komandą, kas su jumis. Labą dieną dar kartą. Mes turim gražų bendradarbiavimą su Šiaulių profesinio rengimo centro prekybos ir verslo mokykla. Ir bendradarbiaudami ir organizuodami festivalį sugalvojom tokią gražią idėją pasiekti kažkokį tai rekordą. Ir kadangi alaus festivalis, prie alaus tinka, kaip ir paminėjo mūsų gerbiamas istorikas, kad yra alus skista duona, tai paėmėm neskistą duoną ir padaryti kažką tai unikalaus, tai būtent keptos duonos piramidė. Kad šitą įvertint, užfiksuot šitą rekordą, mes pasikvietėm tokią komisiją, sudarėm, tai iš Marija Žiubrienė, Pakruojo vietos veiklos grupės, Pakruojo rajono partnerystė, vietos mūsų didžiausios alaus daryklos savininką, UAB Davra savininką Vidmantą Daujotą ir pasikvietėm didelį rekordą ekspertą, žmogų turinti jau pasiekusi 12 Gineso rekordų, tai kolega seniūną iš Degaičių seniūnijos Telšių rajono Antaną Kontrimą. Taigi, paplokit šiai komisijai, kuri nustatys, kad iš tikrųjų tie visi išmatavimai, tas rekordas yra pasiektas ir yra teisingas. O kaip nepriklausomą ekspertą mes pasikvietėm gerbiamą istoriką, kraštotyrininką, architektą Vilių Puraną. Taigi, paplokit. Šita piramidė yra sulipinta iš 18 832 vienetų gabaliukų. Taip pat panaudota buvo 280 kepalų juodos duonos, šviesios duonos. Ir kiekvienas kepalas svėrė po 800 gramų. Panaudota 70 litrų aliejaus, 3 kg česnako ir 3 kg druskos. O dabar kiti žiūrim, supranti, kurioje vietoje mano pirštą reikia nuleisti. Žiūrim, ne. Ar šitaip reikia? Dabar nuvirs. Ar ne? Aš horizontaliai. Tiesiai laikykim, daugmaž pridėkim. Va. Taip, žiūrim gerai. Aš jau vertikalią laikau. Taip? 165. Turim metrą aukštį. Na, vat va. Metrą aukštis. Va. Tai matom dabar apimti. Taip. Aš už to kampo. Apatinis dalis reiškia 370 metrą aukštį. Taip. Šitą. Ir. O. Ne. Metro aukštį. Kraštinių galim pamatuoti. Taip. Kraštinių. Nes pasaulis, sakyčiau, kad Dabar jau kraštinę darom. Čia pagudravom biškį, bet nesmarkiai. Va, 180. Ketvirtą nupameruoti. dabar į kamerą televizijai papasako, ką čia išmatavom. Ką žino televizija turi išfiksuoti. Nes tu gali pamaluoti, rytoj kitą tau nuomonį, žinau, pakaštovus tos duonos. Taigi mes norim pasakyti galutinius rezultatus paskelbti. Taigi buvo siekiamas toks rekordas – keptos duonos gabaliukų piramidė. Išmatavus piramidės aukštis 1,61,2 cm. Apatinės dalies apimtis 370 cm. Apimtis 1 metro aukštyje 252 cm. Kraštinių ilgis 1,80 cm. Ačiū. Nepasakei, suklejuotų moment klejais.
Kuom Renata suklijuota? Ne moment klėjus. Čia kaip visą laiką Antanas pajokavo. Mes patimas, kiek visą tai kainavo. Tai mes turėjom puikius rėmėjus, Obelių aliejus, kuris padovanojo 70 litrų. Baristų duona ir gudelių duona. Nu, česnakai iš močiučių daržo. O ar skanus visas tas gaminys gavosi, man atrodo, seniūnas duos leidimą ir mes galėsim visus čia pavaišinti. Neužteks, reiksi ten nuvežti. Taigi, kadangi visos procedūros atliktos, tai reikia paragauti va šito mūsų gražaus kūrinio. Laužkit vartus, ateikit. Tai duosim gal, pirmiausia, jūs galite pradžioj paragauti. Jums gal. Nu, komisija, Marytė, imkit ragauti. Reikėtų padėkti. Sakiau, kad suklėjais yra. Va. Nu, tai protestą neišklausom. Nu, imk tą. Ne. O dabar visi, kurie čia esat, iš apačios po vieną. Ir katram nulūž, tas finansuoja to bankukinį padarimą.